Sveiki, noriu pasveikinti visus su artėjančiom kūčiom ir šventom kalėdom, taip pat artėjančiais naujaisiais metais. Noriu palinkėti visiems sėkmės, meilės, gerų investicijų ir sėkmingų ateinančių metų. O aš jums šiandien parengiau įdomią temą, tai yra apie dividendinės akcijas, kurios išmoka dividendus kiekvieną mėnesį. Tai yra įvairios įmonių akcijos, reitai, kurie išmoka dividendus kiekvieną mėnesį. Todėl dažnai pradedantiem investuoti yra įdomu investuoti tokias kompanijas, kurios moka ne ketvirčiais dividendus, o moka kiekvieną mėnesį. Taip greičiau pajunti grįžtančius pinigus ir išauga noras dar labiau investuoti. Todėl aš pagal tą sąrašiuką išrinkau 10 tokių įdomesnių kompanijų, kurios moka pakankamai didelius dividendus, tai yra ir 12 procentų, ir 10 procentų, ir 11, ir net 15 berods procentų yra, vienu žodžiu, patys pamatysit tam sąrašiuke. Aišku, tų kompanijų galėjau pasiūlyti dar daugiau, bet kai kurios man nepatiko dėl labai blogų statistinių rodiklių, ko pasiekoju, aš jų neįtraukinėjau. Ir dar vienas dalykas, noriu perspėti, tai yra tiesiog mano nuomonė, mano pastebėjimas, mano sąrašas. Tai jokių būdų nėra kažkoks rekomendacija ir pasiūlymas jums investuoti, bet galbūt gal ir jums gali kai kurios iš šitų akcijų sukelti dėmesį, sudominti ir panašiai. Todėl, aišku, prieš investuojant visada rekomenduoju dar ir patiems persižiūrėti ir pasidomėti plačiau apie tas akcijas. O dabar keliaujame į kompiuterio ekraną ir stebim, kas tai per akcijas. Taigi, akcijos mokančios dividendus kiekvieną mėnesį. Taigi, mano toks nedidelis sąrašiukas. Visai šitas akcijos sudomino, planuoju jų ateityje ir pats įsigyti. Todėl, jeigu kažkas žino daugiau apie šitas akcijas ir irgi ar turite savo portfelį, ar esate jomis patenkinti ar nepatenkinti, tai būtinai parašykite komentarę ir taip pat palikite atsiliepimą savo nuomonę apie kiekvieną iš jų. Iš tikrųjų, ar domina tokios, nedomina, ar dėl ko į jas nežiūrėsit, ar kuom jos blogos. Kaip sakant, jeigu matot, kad kažkas tikrai blogai, tai prašau kiekvieną perspėti mane ir taip pat kiekvieną kitą investuotoją. Taigi, tokie iš pirmesnių akcijų, įdomesnių, tai yra San Juan Basin Royal Trust tikeris, kurio yra SJT. Tai šita kompanija yra senai, nuo 85 metų berods rinkoje, tai kaip žinia, jau čia gaunasi praktiškai vos ne 40 metų jai, tai kaip ir matom pagal kreivę per tos 40 beveik metų buvo aišku ir labai išbrangimas ir nukritimas, tai panašiai dabar tam yra kainos kažkur gal vidurkį iš tikrųjų. Kaip kaina buvo, tai va akcijos kaina dabar yra $5.33, dividendai kažkur yra apie $1.11, kas sudaro 21% dividendų pajamingumą, tai yra praktiškai per 5 metus gaudamas dividendus tu atgauni pinigus, ką sumokėjai akciją. Aišku, čia yra statistika pagal šiam momentui, pagal dabartį. Tai vat ir kiekvieną mėnesį šitą kompaniją išmoka labai įvairiai nuo 1 centų iki 40 centų, kadangi moka kas mėnesį, matyt, žiūrisi savo tos biudžetus visus ir panašiai, ir koks jų pelningumas ir panašiai, tai vieną kartą ir 1 centas, kitą kartą ir 5 centai gali būti, kitą kartą ir 40 išmokės per metus vieną kartą ir panašiai. Todėl, kaip sakant, nėra kažkokio fiksuoto panašiai vienodo, kaip kitos kompanijos mėgsta mokėti vienodo mokesčio. Tada earnings per share, tai yra kiek akcijai tenka pelno, tai $1.65. Tai šitas rodiklis mane džiugina, nes dividendam išmokama yra $1.11, o akcijai tenka $1.65. Tai reiškia, kaip sakant, akcija daugiau uždirba, negu išmokama dividendų, tai yra vienas iš tokių geresnių rodiklių. Ir viskas, kaip ir skaitau, šitoje vietoje yra gerai. Pajamos iš naftos ir gamtinių dujų valdomo turto Naujosios Meksikos regione bei kitų objektų. Taigi kompanija pagrinde užsijama iš dujų, naftos ir panašiai visų šitų objektų. Tada Ellington Financial Inc. Kodas yra EFC. Akcijos kaina yra apie $13 dabar ir tada dividendai metiniai sudaro apie $1.08, tai yra panašiai apie 8,35%. Taigi kiekvieną mėnesį šitą akciją irgi išmoka įvairiai nuo 9 centų iki 15 centų, todėl irgi reikia stebėti, nėra kažkokio labai fiksuoto vieno pastovaus vienodo mokesčio kiekvieną mėnesį. Earnings per share, vėlgi $1.11, tai irgi vėl man šitas dalykas patinka, kai EPS viršyje išmokamų dividendų kiekį, tai reiškia akcija uždirba daugiau ir išmoka apie kokių ten 80-90% nuo akcijos pelną. Tai reiškia, kaip sakant, nesiskolina tam, kad išmokė dividendus. Tai man šitie rodikliai patinka. O užsiema tai pajamos iš NT paskolų, nuomų ir taip toliau, kitaip tariant, nekilnojamo turto reitas tai yra. Tai vat, tada žiūrėjom toliau.
akcijos kaina tik $51, tai yra Periam While Royalty Trust, kodas yra PVL. Tai vat irgi kažkaip daugiau, akcija per metus išmoka apie 33 centus, tai yra aišku nedaug, bet aišku akcijos kai kaina tik $51, tai nereikia norėti kažkokių dividendų didelių ir pajamingumas gaunasi irgi 22,8%, tai yra labai daug, praktiškai 4 metai ir akcija atsipirko. Tai vat ir kiekvieną mėnesį irgi labai skirtingai moka nuo praktiškai pusės cento iki 7-8 centų. Tai vat irgi bus keli mėnesiai, kai mokės labai ten po pusę kokią centą nuo akcijos, o po to kitą mėnesį gali jums sumokėti ir ten 7 centus ir 5 ir panašiai. Tai va, earnings per share'as yra 42 centai, tai irgi skaitau geras rodiklis, nes KEM2 EPS rodiklis yra daugiau negu išmoka dividendų. Tai vėlgi viskas gerai, reiškia dividendai išmokami iš pelno ir nereikia skolintis, kad dividendus išmokėti. Aišku, matom kreivę, grafikas yra pakrytęs, bet taip visumoje čia yra nuo 11 metų, tai praktiškai įmant, reiškia prieš kokius 7 metus tas buvo kritimas ir visą tą laiką nuo sekančių šitos vietos praktiškai akcijos tą kainą labai taip jau ir nebekrito. Tai vat, ir kaip ir matom, EPS yra teigiamas, didesnis už dividendus ir panašiai. Tai vat, irgi pajamos iš naftos, dujų, renti objektų esančių Teksas, Luizijana ir New Mexico. Tai irgi reitas, dirbantis iš naftos ir dujų. Tada Stilus Capital Investment Corporation, kodas SCM. Akcijos kaina yra šiuo metu apie $12,71, dividendų per metus išmokama apie $1.60, tai yra apie 12,58% ir tada kiekvieną mėnesį išmoka čia jau panašiai vienodai, panašiai po 0,13 cento. Ir jau pas juos nėra taip, kad vieną mėnesį daugiau, kitą mažiau, jie panašiai jau prisilaiko to išmokėjimo. Irgi per visą laiką, per kokius 11 metų matom, kad kompanijos kaina akcijų panašiai vienam lygmenį, gal čiučiut mažiau, bet labai nedaug. Su 12% pajamingumu per 10 metų, tai praktiškai jūs jau 2 akcijas tokias atpirkt galėjot. Tai va tada kiekvieną mėnesį taip, EPS yra 0,8, tai va šitas man dalykas nepatinka, nes reiškia earnings per share, reiškia akcijos uždirbamas pelnas yra mažiau negu išmokamas dividendas, tai reiškia jie jau kaip ir ima iš kažkokių rezervų palaikyti tam kiekvieną mėnesį išmokėjimui, tai gali kas privesti prie to ar be akcijos kainos kritimo, ar be tiesiog ateityje sumažinamo išmokamo dividendo kiekvieną mėnesį. Aišku, tas EPS gali būti kokių praeitų metų, tarkim, jeigu kažkaip buvo blogi rodikliai, ar kompanija darė kažkokias investicijas, skolinusi didelius pinigus tom investicijom ir to pasekoje, tarkim, susimažino tą EPS, tai yra prisėmė skolų įsipareigojimų ir tas EPS irgi gali teoriškai atrodyti mažesnis, o dividendus gali vis tiek mokėti į priekį. Todėl čia reikėtų su šitą kompaniją iš tikrųjų daugiau pasidomėti, arba, kaip sakant, nepult vien tik į ją investuoti. Nors, aišku, kaip žiūri, pagal 11 metų tą kreivę, kreivė nėra baisi ir nėra kažkokia ten tragiška ir tikrai ten akcija nenuvertėjus 3 kartus ir panašiai. Tad pajamos iš investicijų į vidutinę dydžio kompanijas, kurių vertė nuo 5 iki 50 milijonų. Pagrindinė veikla yra šios kompanijos tokia. Tada Prospect Capital Corporation PSEC kodas PSEC. Tai va, akcijos kaina yra apie $6.20, dividendų per metus išmoka apie 72 centus, tai yra apie 11,65% pajamingumo. Tada kiekvieną mėnesį išmoka irgi apie 0,13 cento, tai va, beveik 13-14 centų kiekvieną mėnesį. Earnings per share'as irgi man nepatinka, 0,02, bet vėlgi čia gali būti kažkokios daryti investicijas ar panašiai ir gali tas EPS būti tiem metam tenai mažesnis. Taip pat pajamos iš investicijų įvairaus dydžio kompanijas, kurių vertė nuo 5 iki 150 milijonų, bei kitos įvairios finansinės paslaugos veiklai, skaitant paskolas. Tai va tokia specifikacija šitos kompanijos. Tai irgi skaitau, rodiklis visai neblogas yra. Tada SLR Investment Corp kodas LRC iš 4 skaitmenų. Tai vat akcijos kaina 15,25, tada dividendai metiniai $1.64, kas yra 10,80%. Kiekvieną mėnesį išmoka irgi apie 0,13
cento, earnings per share'as $1.33, tai vėlgi tas EPS biškiai atsilieka nuo išmokamų dividendų, tai reiškia biškiai tos dividendus moka į skolą, nes vienai akcijai tenkantis pelnas nepadengia išmokamų dividendų kiekio, todėl tenka tas lėšas matyti kažkur skolintis. Bet vėlgi tas EPS gali būti mažesnis vien dėl to, kad kompanija turi kažkokių irgi įsiskolimų panašių ir panašiai. Tai vat pajamos iš investicijų įvairaus dydžio kompanijas bei kitos įvairios finansinės paslaugos ir paskolos, mažai finansinė veikla. Tada Cross Timbers Royalty Trustas, kodas CRT, kompanija veikia nuo 92 metų, kaip matom irgi pagal kreivę, pikas kažkada buvo apie 2008, po to aišku per antikrizę šitą visą pasikritinėję, tai matyt padarė tam savo įtakos, bet akcijos kaina šiuo momentu yra 18,50, dividendų išmoka per metus apie $1.92, kas sudaro 10,50%. Kiekvieną mėnesį išmoka apie 14,3 cento. Earnings per share'as tenka $1.98, tai man irgi va šitas rodiklis patinka, kai EPS viršė išmokamų dividendų. Nors aišku, skirtumas tik 6 centais, bet džiugu, kad EPS vis tiek viršė išmokamus dividendus. Reiškia, kompanija dividendus moka ne iš skolos, o iš savo pelno. Tada pajamos iš investicijų į vairius nekilnojamo turto objektus ir fondus, tai kaip ir minėjau. Tada taip, Tenant Park Floating Rate Capital LTD, žodžiu, kodas yra PFLT, taigi akcijos kaina yra šiuo momentu $11,83, dividendų išmoka $1.23, tai kas sudaro irgi apie 10,34%, tada kiekvieną mėnesį išmoka 0,13 cento. Earnings per share'as 77 centai, tai yra mažiau negu bendroji sumoje išmokama dividendų, todėl kaip ir akcija neuždirba tiek, kad padengtų visus dividendus, tai reiškia vėl ima kažkiek į skolą ar panašiai. Pajamos iš investicijų į vairias kompanijas, paskolų ir kreditų verslas, finansinės paslaugos, tai vat irgi finansinė veikla. Kaip žinom, šiuo momentu finansinė veikla dėl užkilusių palūkanų ir taip toliau sekasi, kaip sakant, tokiam verslui sunkiau šiek tiek, tai aišku ir tas EPS to pasakoj turbūt ir gali būti toks mažesnis, kuris nepadengia tų dividendų. Bet aišku, pagal akciją matom irgi pagal 12 metų tą grafiką, kaina panašiai ten vienam lygmenį laikosi, aišku, gal šiek tiek yra tendencija šiek tiek kristi, bet gaunant 10% metinių palūkanų ir jeigu ten per 11 metų ta akcija atpigo ten $2, tai praktiškai skaitau, tikrai kaip ir verta būtų tokia investuoti, jeigu jinai išlaikys ir tokią pat tendenciją toliau. Tada kita kompanija Gladstone Capital Corporation su kodu GLAD, G-L-A-D. Akcijos kaina yra $10.54, dividendai metiniai yra 99 centai, kas sudaro 9,39%. Taigi kiekvieną mėnesį kompanija išmoka panašiai vienodą mokestį, tai yra 0,083 cento. Earnings per share'as yra $1.14, tai irgi džiugu, jisai viršyje dividendus tuos 99 centus, tai man šitas rodiklis irgi patinka, kad jisai yra, kaip sakant, EPS daugiau negu išmoka dividendų. Pajamos iš investicijų į vairias kompanijas, paskolų ir kreditų verslas, finansinės paslaugos. Taigi vėl finansinė kompanija. Praktiškai pastebim, tokia tendencija yra, kad kas mėnesį dividendus moka ir tokius didesnius procentus moka būtent tos visos finansinės kompanijos. Ir tada bene, man atrodo, paskutinis, tai toks visai man įdomus yra Siena Senior Living Inc. Su kodu LWCCF. Toks ilgas kodas iš 5 skaitmenų. Akcijos kaina yra $8.56, dividendų išmoka 70 centų per metus, tai yra 8,15% pajamingumas. Kiekvieną mėnesį tai sudaro apie 0,057 cento. Earnings per share'as yra 0, jeigu bent jau taip rodė. Tai va, tai kaip ir gaunas, kad akcija dirba ant nulio, nei jinai nuostolio turi, nei jinai turi pliuso, bet dividendus kažkaip po biškį moka. Pagal kreivę irgi žiūrint, kompanija veikia nuo praktiškai 2002 metų, taip gaunasi, ar bent jau listinguojama yra. Tai praktiškai 21 metus reiškia rinkoje. Aišku, buvo kaina tada aukštesnė, apie $20, po to buvo kritimas panašiai iki $10-11 šitos ribos, bet tai jau praktiškai kokiu gaunasi, taip išeina, jeigu paskaičiavus, apie 15-16 metų, jinai laikosi savo šitoj nukritimo kreiviai ir ta tendencija panašiai kainos tą kryptį išlaiko, nei labai nupinga, nei labai pabranga ir praktiškai 8% yra pajamingumas, tai skaitau irgi visai
neblogas rodiklis. O kompanija šitą gauna pajamas iš veiklos su senjorais ir jiems teikiamų rūpybos paslaugų, kitaip tariant, healthcare sritis. Tai praktiškai viena iš tokių kompanijų šitam sąraše, kuri užsijama, kaip sakant, priežiūrą visom mediciniam, socialiniam paslaugom. Tai čia labai panašu kaip yra LTC, tas, kur irgi su sveikata, su visais objektais ir panašiai. Ir čia tas pats yra irgi darbas, veikla su senjorais, jų priežiūra ir panašiai. Tai šiam kartui kaip ir tiek, jeigu kam patiko toks formatas, tai spauskit laiką, spauskit prenumeruoti kanalą ir dar kartą, kaip minėjau, linksmų švenčių ir iki pasimatymo. Tikiuosi dar prieš naujosius irgi kokį nors video spėsiu išleisti į savo kanalą. Taigi spaudžiam laiką, prenumeruoti ir iki sekančių video. Iki!